Aš absoliučiai esu prieš ekstremizmo pateiginėjimus ir taip toliau, bet man labai nepatinka, kaip Kasčiūnas ir Požela aiškina Vilniaus įvykius. Vilniaus įvykiuose labai aiškiai yra žinutė. Kartais galima ne raštu išguldyti, nes Lietuvoje rašyk nerašęs raštus, vat kaip mes rašėme, kad suraskit vaikus ekstremistus, užkardykit. Policija galiausiai pradėjo grasinti susidorojimų teisinių, vaikus vadinti nukentėjusiais, o mus išsikvies į apklausas, laukiu jau šaukimo visą savaitę. Sakau, siūsk šaukimą, sakau, parašyk, ką aš padariau. Jūs nesat nukentėjusi, jisai nukentėjęs. Slėpė, kuris čia bando susprogdinti namą ir dar jis tapo nukentėjusiu. Kol aš dar kartą su juo nesusidūriau ir nepamačiau, kad jis tikrai eina į gretimą kaimą, į vienkiemį. Tai jo motina, ten dar kažkas ar globėja apsiskundė. Buvo prašoma nustatyti, kas per vaikas. Aišku, galima kreiptis į Rokų mokyklą ir nustatys. Mačiau, kad jis ten mokosi. Bet policija, jinai, reiškiasi, stoja iš šitų unabomberių pusę. Vieni pareigūnai tai atvažiavo jauni, bet jie ten, aš nežinau, ar įsimylėjo, ar kas milga už kasų. Lapas, kišeniai, visiškai nerimtai nusiteikę atvažiavo, apžiūrėjo. Kai aš susitikau tą unabomberį, jisai mane puolė fiziškai, aš paskambinau 112, sakau, mane puola, jisai greičiausiai ginkluotas. Pradėjo šaipytis, ten atskambino, eikit, ir buvo sekmadienis. Kai puolė sekmadienis, kai petardą leido trečiadienis, kai baisiai ten siaubakiškai, ketvirtadienis sprogo cista šuniui, neteko siaubingai daug kraujo, nes aš nesupratau nei kas per garsą, sekmadienį daug kartų šaudė į namą. Ir kadangi netikėtai užpuolė, iš viso nebuvo aišku, ką daryti, o paskui klausė, ko neskambinot į policiją, tai kas iš to, kad tu jiems skambini, jie gina šitus, kurie sprogdina ir degina. Ir dabar Vilniaus atvejai Požela klausė, tai kodėl jo nesuėmė? Taigi jūs ginate tuos, kas padeginėja pastatus, Požela. Taigi Rokų atveju ginat. Žemynos gatvės gaisras, nėjo sužinoti, nuo ko užsidegė. Pasirodo, uždegė nuosavas vaikas, šaudė į pastatą. Lygiai toks taip pat už tvoros auga. Ekstremistas, teroristas vaikas. Šaudė į pastatą. Gal į mano pastatą turėjo šaudyti. Deja, ne ten pataikė, matote. Ir dabar, kai čia pradėjo šaudyti, galvoju, tai tas teroristas vaikas jau siautė. Ir neina sužinot, pažiūrėkite, teroristų teisų apsauga. Jeigu teroristas mažametis, teroristų teisų apsauga. Deja, kai tu pasiimi granatą, sprogmenį į rankas, tu atsisakai visų savo teisių. Tame tarpe teisių į savo tą vaikystę, nes tu nebe vaikas. Tu elgiesi kaip karys. Ir tiem vaikam galėtų paaiškinti poligonuose, kur juos ruošia, kad jie save pastato į suaugusiojo poziciją ir jie yra nusikaltėliai. Ir jiems negalioja jokia mažamečio apsauga, kaip jie įsivaizdavo. Yra šitas sprogdintojas perduotas į tarptautinę kovos su islamo terorizmu skyrių. Ir viskas, jisai dabar važiuos į užsienį, visur jį stebės. Jisai dabar siaubingai išsigandęs, aš vakar einu į parduotuvę, jis eina pro šalį, vėl į tą savo kaimą. Jis jau pasipurtė mane pamatęs. Nebe realis, nebe mėto petardų man į namą, bet kaip pavojinga yra. Ir dabar tą žinutę aš Poželai išaiškinsiu, taigi galima išsiaiškinti. Padegėjas pradeda nuo vaikų teisių. Ne? Jūs sukūrėte mažamečius sprogdintojus. Juos saugo